Sveikinuos ankstyvą rytą iš sostinės Stepono Batoro gatvės. Gana įdomi situacija. Čia eismas ties posūkiu į Rudens gatvę, į kairę. Organizuojamas regis labai normaliai. Šviesoforas, pėsčiųjų perėja, tačiau automobiliai į kairę negali lengvai pasukti, ypatingai piko valandomis formuojasi spūstis, todėl vairuotojai sugalvoja patobulinimą, paspaudžia pėsčiųjų perėjos, va už manęs dabar puikiai matome, mygtuką, užsidega pėstiesiems žaliai, iš priekio atvažiuojantiems automobiliams raudona ir per tas kelias sekundės keli automobiliai pasuka į kairę. Štai taip ir gyvenam, su signalais ir pipsėjimais. Tai keisčiausia dalis šioje situacijoje yra ta, kad pėsčiųjų perėja yra naudojama ne tik pėstiesiems pereiti, čia yra šalia ir mokykla beje, taigi pėsčiųjų perėja reikalinga, tačiau pėsčiųjų perėja naudojama ir tam, kad atliktų papildomos žalios rodyklės funkciją sukantiems į kairę į Rudens gatvę. Eilėje matom laukia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 automobiliai. Štai vienas vairuotojas neiškenčia ir ateina paspausti mygtuką.